artimiau. Labas klausytojų, su tavimi tinklalaidė KU artimiau. Prie mikrofono esu aš, Austėja Navickaitė, ir šią laidą supažindinsiu tave su Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetu, o man padės psichologijos bakalauro antro kurso studentė ir fakultetinės studento atstovybės vicepirmininkė Ema Juodinytė. Labas. Labas visiems. Pasirinkai gana įdomias ir ne tik save, bet ir kitus leidžiančią pažinti studijų programą. Kodėl kilo idėja studijuoti psichologiją ir būtent pas mus Klaipėdos universitete, o ne kažkurioje kitoje Lietuvos aukštoje mokyklai? Tai psichologiją pasirinkau tikriausiai per ilgą kelią savęs ieškojimo link. Svarsčiau visada ir apie pedagogiką, apie socialinį darbą, bet pačiai, kai teko susidurti su psichologų pagalba, supratau, kad tai yra labai gražus ir kilnus darbas ir norėčiau pati dirbti. O Klaipėdos universitetas man visada buvo didžiausia svajonė, dėl to, kad toliausiai nuo namų. Kažkaip norėjau visada išvažiuoti viena ir supratau, kad tai bus didelis iššūkis, bet man gal to labai reikia. Bet kažkaip susiklostė taip gyvenimas, kad kažkur išgirdau, kad šitos studijos čia nevyksta tokios, kad gautum psichologo bakalaurą, o būtum psichologijos mokytojai. Ir aš galvoju, nesąmonė, kodėl aš negaliu mokytis ten, kur aš noriu. Ir aš tada pradėjau svajoti apie kitus universitetus, bet aš supratau, kad aš savęs niekada ten neįsivaizdavau taip gyvenant, mokantis. Ir kai reikėjo rinktis, buvo variantas KU arba MRU. Ir galvoju, dėliaus pliusus ir aš supratau, kad man Vilnius gal daugiau ir tų pliusų turi, bet širdį buvo tas, bet Ema, tu svajojai apie šitą. Ir aš tada atsiminiau, kad yra ir nuotrauka, kur aš 14 metų prie savo svajonių universiteto. Ir aš tiesiog neverčiau savęs rinktis ir sakiau, gausiu ženklą. Ir aš naktį susapnuoju Klaipėdos molą, jūrą ir smėlį ir aš sakau, mama, važiuoju į Klaipėdą. Atrodo, kad, pašaukimas tapo ne tik psichologija, bet ir Klaipėdos universitetas. Ir būdamas KU ambasadorės, pastaruoju metu nemažai laiko praleisdavom kartu studijų mugėse. Ir kai moksleiviai domisi apie psichologijos studijas, vis nuskamba tas pats klausimas, kuo mūsų universiteto psichologijos studijos skiriasi nuo kitų universitetų. Bet atrodo svarbu yra suprasti, jog iš esmės tos studijos, jos visur yra panašios. Tai Ema, ką tu mokaisi toje psichologijoje ir koks dalykas tau labiausiai įsiminė per šiuos 2 metus? Taip, tai studijos visose universitetuose yra tokios pačios, gaunamos tos pačios kvalifikacijos, tik tiek, kad skiriasi dėstytojai, nors ir Klaipėdos universitete besimokant 1 kurse turėjom Vilniaus universiteto dėstytoją. Tai irgi yra įmanomi visokie variantai, o pačios studijos yra labai svarbu suprasti būsimam studentui, kad studijos yra labai daug teorijos ir labai daug kas įsivaizduoja, kad į psichologiją įstojus tu kažkaip pažįsti save, bet tam reikia labai daug darbą įdėti ir ta studijų teorija jinai nepadės. Nelabai padės tam. Nebus taip, kad ateisi į studijas ir iš karto prašau tau žmogus, kalbink jį. Tikrai ne. Jo, ir ta teorija visa, bet jinai yra įdomi ir kai pamatai prasmę tame, tai yra ir įdomu mokytis. O pats įdomiausias dalykas, ką turėjom, tai yra asmenybės psichologiją turėjom. Ir man labai patiko, kad mes turėjom galimybę patys kurti asmenybės teorijas savaip ir mes galėjom formatų įvairių labai pateikti. Ir aš vis pasakojau istoriją savo vieno iš pažįstamų ir aš taip jį šiek tiek pažįstant bandžiau išanalizuoti jo asmenybę ir tai buvo jaučiu vienas įdomiausių darbų ir su dėstytoju atradom labai gerą santykį, kaip ir su visais. O nebėjo tavo draugai su tavim šnekėt, kad po to nepanaudotum jų istorijų paskaitose? Ne, jie kažkaip visi galvoja, kad aš jau 1 kurse galvoja, kad aš galiu pasakyti, kas su jais yra. Ir aš sakau, hebra, ne. Ne, dar ne. Ir nepaslaptis, jog norint praktikuoti psichologiją, dirbti jau oficialiai, reikia baigti ir psichologijos magistrą. Tai kokių psichologijos krypčių magistrą siūlo būtent mūsų universitetas?
Taip, tai čia yra liūdniausios žinios, kad bakalauro neužtenka. Bakalauro baigus gaunama tik tai socialinių mokslų bakalauras, o psichologo kvalifikacija yra įgyjama magistre. Klaipėdos universitete turim 2 magistrus, tai konsultacinė psichologija ir pedagoginė psichologija. Tai tiem, kurie norėtų dirbti mokykloje, pavyzdžiui, man. Tai aš jau išsirinku, ką toliau veiksiu. Geras žinias ir nebūtinai tu privalai magistrą studijuoti ten, kur studijavai bakalaurą. Tai veikia bendrai visom Lietuvos psichologijos studijom. Ir nukrypstant šiek tiek nuo pačių studijų, norėčiau paminėti ir tavo visuomeninę veiklą. Esi labai įsitraukus į fakulteto gyvenimą, būdama socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetinės studentų atstovybės vicepirmininkė. Tai kaip atrodo studentų interesų atstovavimas, užimant šitą poziciją ir kokiais renginiais gyvena tavo fakultetas? Tai iš tikrųjų, kai gavau pasiūlymą būti vicepirmininkė, net neįsivaizdavau, ką tai reiškia, nes tai yra vis dėlto tai yra daug studentų ir tu nebe už save turėsi kalbėti ir tau reiks atstovauti begalę studentų. Ir fakultete tai atrodo posėdžiai, kažkokie tai susirinkimai, bet tai vyksta atstovavimas ne tik fakultete pačiam, bet kaip ir priklausai studentų sąjungai. Mes kaip pirmininkai, vicepirmininkai sudarom tarybą ir mes tarybai turim visus universiteto studentus atstovauti. Ir tą supranti, kokią tu galę turi ir kaip reikia mokėti ją išnaudoti gerai. Kad, žinai, nepasikelti ant, aš čia toks ir toks, bet kad tai yra labai gražus darbas, ką tu darai. Ir aš labai tikiu to, ką aš darau. O kuo gyvenam fakultete, tai dabar fakultetas yra po renovacijos. Tai dar renginiai kažkaip neįsibėgėjo labai. Bet tikrai turėjom ir Halloweeno renginuką mažą. Planuojam ir pavasarį tokį renginį, bet čia jau ateičiai. Laukite naujienų. Ir man smagiausia buvo tai, kad aš padariau vieną nuotolinę paskaitą apie politiką. Tai buvo toks švietėjiškas renginys. Man tai buvo pačiai labai įdomu ir aš mačiau tame prasme ir atsiliepimai buvo geri ir labai geri buvo pranešėjai. Tai kažkaip stengiamės įtraukti studentus ne tik į tos pramoginės veiklas, bet ir šviesti studentus už jų studijų specialybių, už pasirenkamų dalykų, ką gauna ir gal tiesiog tokios vienvalandinės paskaitos. Svarbu suprasti, kad universitete mes ne tik gaunam tas karjeros žinias, bet ir bendrai kaip žmonės augam ir labai gerai, kai yra tie patys, kad ir vadinamieji trali-vali renginiai, bet yra ir edukacinio pobūdžio veiklų, padedančių šviesti ir kelti savo labiau tokias gal ir kartais minkštasias kompetencijas. Esu linkus manyti, jog toks altruistiškumas ties tiek studijų pasirinkimu, tiek su savanorystė neatsiranda iš niekur. Kokiamis veiklomis pati užsiėmei būdama dar mokykloje ir kas tau buvo didžiausias idealas augant? Kai atsimenu savo gyvenimą iki universiteto, tai prisimenu ir save labai mažą, kai buvau visiškai introvertė ir aš niekur nenorėjau eiti. Mano gyvenimas sukos rankdarbiais ir panašiai. Svajau būti dainininkė, bet kai 13 metų atradau jaunimo centrą, tai visa mano veikla pasisuko į jaunimo politiką. Jaunimo įgalinimams, atstovavimams. Ir aš taip atradau meilę toj veikloj, kad aš nuo 13,5 organizuodavau renginius jaunimui, tai buvo įvairios nakvynės, kur mes labai skatinam komandinį darbą ir įtraukimą absoliučiai viso jaunimo, koks tik yra, nesvarbu iš kur tu esi, iš kokios tu šeimos, kiek tu brolių sesių turi, kaip tu mokais, mes visi buvom labai komandiški visą laiką. Tai tas vedė ir į stovyklą organizavimą, kas yra mano didžiausia aistra dabar. Varikliukas. Ir kiekvieną pavasarį jau laukiu, kada mokymai prasidės. Tai tas labai suteikia, visas tas kelias suteikia labai daug ir kompetencijų tame, ką aš dabar darau, nes atėjau tikrai su patirtim ir visą tą jaunimo politiką leidai įsitraukti ir į savivaldybės lygmenių jaunimo atstovavimą, tai buvau ir jaunimo reikalų tarybos pirmininkė ir tai buvo irgi toks wow.
Ir Gražus dalykas ant CV vadinamojo. jo, o visą tai labai mane inspiravo daryti mano mama. Mano mama yra jaunimo centro darbuotoja. Ir ne, aš nepradėjau lankyti dėl to, kad mano mama dirba. Aš pirmą pradėjau lankytis. Ir kažkaip mes labai kartu visą šitą mokėmės. Ir į konferencijas mane pasimdavo. Ir visur kitur. Ir mes tas jos darbs tenai leidė mums pačioms suartėti. Ir davė tikrai daugiau galimybių visur įsitraukti, išvažiuoti. Ir esu be galo dėkinga kiekvienam žmogui, kuris iki studijų būtent prisidėjo prie tos veiklos, ką aš dariau. Nes aš žinau, kad dabar bet ką aš daryčiau, aš turiu, kas man padės ir aš visada turėsiu į ką atsiremti. Tai labai svarbu yra daryti tai, kas patinka ir ką tikrai sugebi. Labai šiaip miela girdėti, jog net ir išvažiavus studijuoti kitą miestą, ištisai grįžti atgal į savo gimtinę, prisidedi ir prie to pačio jaunimo centro, prie stovyklų. Tai atrodo tą tokį, kad vis dėlto išlieka ryšys ir neprivalai išvažiuoti į kitą miestą, versti, taip sakant, jau pilnai naują puslapį, naują vos ne knygą. Ir maždaug, ne, aš nieko bendro nenoriu turėti su savo miestu, bet nebūtinai taip ir turi būti. Jo, ta prasme, tai yra labai didelė laisvė būti ir čia, ir reiks jau skirti laiką adaptuotis prie naujos vietos. Aš tam dabar skiriu laiką, aš negaliu tai paimti ir pamiršti. Man dar to gal nepasiruošus aš, tai aš kažkaip ir nepušinu savęs. Ir nereikia. Viskam yra savas laikas. Ir tavo fakultetas socialinių humanitarinių mokslų yra didžiausias universitete. Ir įsikūręs iš tikrųjų už universitetinio miestelio ribų. Kaip tau atrodo, koks yra didžiausias SHMF išskirtinumas? Aš sakyčiau, kad man atrodo, tai yra fakultetas turintis didžiausią istoriją, nes tai buvo iš pradžių pedagogų mokykla ir labai senai jau atsiradus. Ir tai buvo toks jeigu neklystu, buvo centras to universiteto ir įsikūrimo. Taip. Ir tas fakultetas savo architektūrą labai skiriasi nuo kitų fakultetų, ypač tų, kurie yra miestelė, nes yra jis labai erdvus, laiptai platus, visur paauksuota, atrodo tokios neutralios spalvos. Ir tas, nežinau, man filmo vaibą tokį duoda. Bendrai Klaipėdos universitetas savotiškas Hario Poterio realizacija Lietuvoje. Ir bendrai kalbant, kokios tos studijų programos siūloma šiame fakultete, be ko psichologijos? Taip, tai turim vaikystės pedagogiką, lietuvių filologiją, anglų filologiją, ekonomiką, žurnalistiką, viešąjį administravimą ir geografiją. Ir man atrodo, vadyba ar ne? Ir vadyba. Tai va, pilna vietų, kur gali save realizuoti ir atrodo, galbūt net prideda kažkiek prie to ir išskirtinumo, jog fakultetą sudaro begalė savotiškai panašių, bet ir skirtingų studijų programų. Jo, ir dar kas labai faina yra, kad pavyzdžiui, prie lietuvių ir anglų filologijų tu gali kvalifikaciją savo pasirinkti sritį, kur tau labiau noris. Mokantis geografiją, tu gali pasimti pedagogikos modulį ir tu gali būti ir mokytoju, ir geografu. Ir labai kažkaip plačiam, tai labai faina. Gaunasi vis tiek, kad tu neprivalai pas mumis įstojęs koncentruotis tik į vieną dalyką. Jo. Vieną aš pati iš savo perspektyvos, ką aptarsim kitoj laidoj, bet irgi tu turi tą galimybę pasirinkti, kur nori labiau kvalifikuotis ir ką tu nori su to savo gyvenimu daryti, įgavęs atitinkamą diplomą. O dabar įsivaizduokim, jog aš turiu begalę idėjų, kurias norėčiau įgyvendinti. Dabar pabandysiu jas pavardinti ir privalėsiu atsakyti, ar aš tai galėčiau studijuodama tavo fakultete. Gerai? Gerai. Ar galiu mokytis užsienio kalbų? Taip. Visų pirma, tai universitete turim pasirenkamus dalykus ir ten gali pasirinkti mokytis užsienio kalbą. Tai turim anglų kalbą nuo B1 iki C1, kas yra wow.
turim ispanų kalbą 2 lygiais, vokiečių kalbą 2 lygiais, rusų kalbą turim ir švedų kalbą, tik tiek, kad nelabai grupė susidaro, nelabai toks poreikis gal studentam yra švedų kalba, bet tikrai kalbai yra. Nu ir turim anglų filologiją, jeigu jau labai kalbos domina. Iš tikrųjų. O ar galiu susigalvoti ir nufilmuoti interviu, ar įrašinėti tą pačią tinklalaidą, ką ir dabar darom? Taip, universitete turim įsikūrusią medijų laboratoriją su naujausiam technologijom. Taip. Ir medijų laboratorijų žmonės, dirbantis, veikiantis, jie yra labai draugiški ir labai jie linkę yra prisidėti prie visų iniciatyvų. Taip. Tai manau, kad jeigu parašai, labas, gal kažką kartu pakuriam, padarom, manau, kad tikrai visi sutiktų ir let's go. Jo, būna toksai, kur nori, imk daryk, tu tik viską duosim, viską pasiūlysim, padėsim. Tai toks, vat, pagalba realizuojant save, o galiu vaidinti. Jo, turim universitete teatro studiją ir dar vienas dalykas, kas yra dar irgi einant prie to, kad mes galim pasirinkti kažkokią tai kvalifikaciją, kažkokią tai sritį labiau, tai mokantis lietuvių filologiją galima rinktis teatrologijos specializaciją. Tai irgi dabar vis matau 3 kursės, kur ir kur spektaklius. Eik ir eik. Ir kas labai išsiskiria, ko pati galbūt net nesitikėjau, kad vyksta į Klaipėdos rajoną ir panašiai ir, rodo bendruomenėms tai, ką kuria universitete. Man atrodo, Latvijai buvo pernai arba užpernai. Tai iš viso čia yra tarptautiniai vandenys netgi, kur, nėra kas tave ribotų. Ir paskutinis dalykas, vis tiek paskaitos vyksta, kartais ir ilgiau negu norėtųsi, bet o galiu pavalgyti ar pailsėti fakultete? Ar privalau kažkur eiti? Ne, visada fakultete duris atviros, gali čilinti visą dieną, jeigu noro yra. Tai iš tikrųjų, kas buvo liūdna, kad ta pagrindinė tokia kaip ir valgykla universitete yra universiteto miestelė. Nuo mūsų fakulteto iki miestelio 15 minučių eiti. Tai pirminant gal jau 30, kas ir sueikvojo visą pertrauką. Bet šiemet atsirado fakultete maisto stotelė. Tai turim ir šaldytuvą su maistu, gėrimais, ledų net galim pasimti. Kai vasara bus gerai. Jo, ir yra lentynos su visokiais užkančiais gėrimais. 2 kavos aparatai, tai. Ir tikrai kavos skanitam vienam. Yra ko laukti, yra ką išbandyti. Ir atrodo, jog gali, ką nori, ką svajoji, tą ir įgyvendinti fakultete. O kaip tu pati apibūdintum socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pačią atmosferą, aplinką? Ar tai yra fakultetas, į kurį norisi eiti ir būti? Man fakultetas, aš atsimenu, kai aš pirmą kartą įėjau, tai buvo dar tik pabaigta renovacija. Dar net nepabaigta buvo, iš tikrųjų, dar ten mėtės visur, ten kibirai visokie, ten kažkas. Ir aš tokia, wow, taurasne tas erdvums visas. Ir kaip tu įeini, aš nežinau, mane tie laiptai sužavėjo, papirka dekoracijos tokios modernios, bet tokios klasiškos. Ir dabar ypač, ta prasme, tikrai yra vibes, kai tu eini ir yra foje tiesiog fortepijonas. Ir studentai per pertraukas groja ir tu girdi muziką fakultete. Tai prasme, tai jaučias, kad mes turim labai įvairių žmonių fakultete. Ypač per sesiją gali pajusti tą judėjimą, visur studentai, užsieniečiai, neužsieniečiai, kas futbolo stalą žaidžia, kas tiesiog sėdi šnek prie kompų kažką daro, ar kas groja. Gyvybingas fakultetas iš tikrųjų. Ir pabaigai norėčiau paprašyti patarimo mūsų klausytojų, kaip jau būsimos psichologės, kaip tavo nuomonė yra geriausia susitvarkyti su aplinkos pakeitimo baime. Tai galbūt čia yra tas perėjimas iš mokyklos į universitetą, galbūt išsikraustymas į kitą miestą, galbūt kartais net ir abu, ką patyrėm. Tai kas atrodo padeda ir kas tau taipogi padėjo? Šiaip, man atrodo, kad reiktų pirmiausia suprasti, kad ta baimė yra visiškai normali ir
būtų keista, jeigu žmogus nebijotų taip savo gyvenimą keisti, nes ta baimė irgi atlieka tokį vaidmenį, kad tai yra elementari savisauga, kad mes bijom, kad nutiks kažkas, bet nieko čia blogo nenutinka, nieks nesikandžiai, normaliai viskas atrodo. Ir kai tu supranti, kad tai yra normalu, viskas yra gerai, ir kai tu duodi savo laiką adaptuotis į tą naują aplinką, naują kažkokią tai rutiną, yra žymiai lengviau. Nereikia persikrauštis, pavyzdžiui, kitą miestą, nereikia iškart pasilikti pusę metų ir tik per kalėdas grįžti. Taip, tikrai ne. Taip, tu gali pirmą mėnesį, kad ir savaitę, kiekvieną savaitę grįžti. Aš tą patį dariau. Aš prisimenu irgi, man atrodo, praėjo kokias 3 dienos ir buvo jau savaitgalis ir aš tiesiog tokia, jo, man reikia namo. Jo, ir tai yra normalu, nes tai yra nauja, tai yra gal sunku suprasti, kad čia yra dabar naujas gyvenimas ir dar noris kažkaip grįžti tą saugumą, kur mes jau pažįstam. Tai duokit savo laiką priprast, adaptuotis, gal suprasit, kad ne jum yra ir tai irgi viskas all good. Jo, ir prie universitetą gal šiek tiek pristaikant prie tos naujos aplinkos atsiras ir kiti sunkumai, ką aš irgi labai norėčiau akcentuoti, kad mes mokykloje pripratę nuo 8 iki 4 kažkur sėdėti, tą būrelį visokie, namų darbai kitai dienai, ir mes niekada atrodo pavargstam, bet taip reikia. Taip. Atvažiuoju į universitetą ir, ta prasme, tu gauni tiek daug laisvo laiko, kurį tu turėtum skirti, savarankiškam mokslui. Bet, taigi spėsiu vėliau padaryti. Ir atsiranda darbo atidėliojimas ir su tuo irgi, kai tą žinai, reikia išmokti susitaikyti. Aš iki dabar, antram kurse dabar esu, aš iki dabar šito mokaus, kaip su tuo gyventi, ką su tuo daryti. Ir šiaip išmokti tą laiką, planuotis. Jo. Nes vis tiek, gerai, yra studijos ir reikia ir tam pačiam savarankiškam mokslui skirti laiko, bet negalim pamiršti, kad yra dabar jau buitis, kad ir bendrabutį gyveni, ar nuomojasi būstą, ar gyveni pas giminės, bet vis tiek tu turi pasigaminti valgyti. Turi susitvarkyti, turi išsiskalbti ir dar kai kartais tenka pastovėti eilėje, kad prieitum prie tos skalbimo mašinos. Jo. Turi galbūt kažkokias papildomas veiklas, galbūt įsitrauki į miesto gyvenimą. Tai veiklos yra begalė, laiko irgi, bet galiausiai pagauni save gulint lovai ir tai Netflix'o pažiūrėsi. Jo, nes čia yra irgi normalu, kad mes renkamės tai, kas mums yra lengviau, patogiau. Ir su tuo reikia irgi labai su savim pakovoti. O atvažiavus į naują miestą, galimybės begalinės, noris viską pažinti. Ir su to irgi yra žiauriai faina ir žiauriai gerai. Tik eik ir pažink, o atvažiavus į bendrabutį yra gal šiek tiek supurta tas, kad atvažiuoji ir tu supranti, ant kiek dalykų reikia nusipirkti, nes tai nėra savaimės atsirandantis dalykas. Tas pats internetas. Atvažiuoji ir ten tuščia, o dabar sukis kaip nori. Šiukšlių maišus reikia pirkti. Čia man toks veidrodį nusivalyti, kaip suprasti. Jo. Ir iš tikrųjų, ačiū tau, Ema, už tokį išsamų pokalbį ir pagalbą bandant susipažinti su didžiausiu universiteto fakultetu, kas be ko ir tais normaliais mūsų instinktais, o naujų tinklalaidės epizodų gali laukti kiekvieną savaitę vis skirtingomis temomis. Iki kito pokalbio.